Sveiki atvykę į Matematikos guru kanalą. Čia mokomės matematikos kartu su Emilija ir Tomu. Šiame video nagrinėsime, kas yra moda. Moda tai dažniausiai pasitaikantis duomuo duotame duomenų rinkinyje. Panagrinėkime pavyzdį. Turime duomenų rinkinį 3, 5, 7, 7, 9. Šio duomenų rinkinio moda yra 7, nes šis duomuo duomenų rinkinyje pasikartoja dažniausiai. Ar duomenų rinkinyje gali būti kelios modos? Duomenų rinkinyje gali būti kelios modos. Tuo atveju, jeigu duomenų rinkinyje yra daugiau nei vienas dažniausiai pasikartojantis duomuo, toks duomenų rinkinys turės ne vieną modą. Pavyzdžiui, turime duomenų rinkinį 4, 4, 5, 5, 6, 7. Šio duomenų rinkinio modos yra 4 ir 5, kadangi jos šiame rinkinyje pasikartoja vienodu dažnumu. Tuo atveju, jeigu duomenų rinkinyje visi duomenys kartojasi tuo pačiu dažniu, toks duomenų rinkinys modos neturi. Išspręskime keletą uždavinių. Sąlyga: raskite modą duomenų rinkinyje 12, 15, 12, 18, 12, 20, 15. Šio duomenų rinkinio moda yra 12, nes jį pasitaiko daugiausia kartų. Raskite modą duomenų rinkinyje 7, 9, 9, 10, 11, 11, 11. Šio duomenų rinkinio moda yra 11, nes jį pasitaiko dažniausiai. Ar duomenų rinkinyje 8, 10, 12, 14, 16, 7 yra moda? Šis duomenų rinkinys neturi modos, kadangi visi duomenys kartojasi tuo pačiu dažniu. Daugiau naudingos informacijos rasite matematikosguru.com svetainėje. Taip pat sekite mūsų naujienas Facebook. Žiūrėkite naujausius video Matematikos guru YouTube kanale. Iki pasimatymų.